Labadiena, Herojaus bendruomenė, mokytojai, tėveliai, mokiniai, Herojaus darbuotojai. Paprastai apie pavasarį dažniausiai kreipiuosi jumis, pasakau, kas naujo, kuo mes gyvenam, kuo aš gyvenu, ką naujo vystom, ką tobulinam ir šiaip. Toksai būna mano pavasarinis pranešimas. Deja, šitas pranešimas yra kiek kitoks, jis šiek tiek turi, kitokį kontekstą, kitokią emociją. Aš jaučiuosi drąsiai su jumis apie tai kalbėdamas, nes tikrai jaučiuosi, kad esu nuostabios bendruomenės dalimi ir džiaugiuosi būdamas jos vadovu. O pakalbėti noriu su jumis apie vieną asmeninę vienos mūsų darbuotojos situaciją, tikėdamasis, kad jūs neliksite abejingi. Ilgametė mūsų darbuotoja Jurgita Kulbienė, kaip kas žinote, jau daug metų dirba mūsų mokykloje, tačiau ji taip pat jau 10 metų kovoja su onkologinė liga. Nuostabi mama, nuostabi darbuotoja, ukrainiečius prižiūrinti mama taip pat. Kai atidarėme ukrainiečių mokyklą, jinai kartu su Ana ir Ala kaip komanda tikrai labai įsitraukė ir padėjo, visas herojiškas vertybės perteikė. Apskritai turbūt, kas pažįsta Jurgitą, visi sutiks, kad tai yra šiltumo, pozityvumo įsikūnijimas. Jeigu kokios pagalbos reikia ar ko, Jurgita bus visą laiką čia ir dabar. Tačiau, kaip ir minėjau, jinai jau 10 metų kovoja su onkologinė liga ir ne viskas eina pagal tą planą, kaip mes norėtumėm. Etapais jinai buvo ją įveikusi, tačiau liga grįžo ir kartais, jūs žinote, jinai grįžta su kaupu. Ir dėja, bet šitoje stadijoje jinai vėl sugrįžo ir gana intensyviai ir aršiai. Ir visus gydymo metodus Jurgita, jos šeima yra jau išbandžiusi per tiek metų. Liko vienintelė mūsų galimybė, tai imunoterapija. Vaistai yra nekompensuojami. Per mėnesį tai yra apie 5000 eurų. Ir mes pamanėm, kad Herojaus bendruomenė negali būti abejinga ir tikrai galėtų prisidėti ir padėti Jurgitai pristabdyti šią ligą. Aišku, visa smulkesnė informacija yra pateikta nuorodoje apačioje, prašau pasiskaityti. Bet ko aš jūsų prašau, tai prisidėti, nelikti abejingiams, išlikti herojiškiams ir pabandyti dar kartą ringę sukovoti kartu su Jurgita. Man tai yra labai svarbu, tikiuosi jums tai yra svarbu ir Jurgitos šeimai tai yra be galo svarbu. Prašau, nelikite abejingi, išlikim herojiški, o kaip ir minėjau, detalesnė informacija apie paramą yra žemiau mano pranešimu. Prašau pasiskaityti ir išliekam kartu.